Mielas mano sekėjos, kanalo svečiai, sveikinuosi savo kanale Mystic Mama ir šiandien mes su jumis padarysime dėlionę, kasgi manęs laukia kitą savaitę. Arba kitais žodžiais, kas laukia 7 dienų bėgyje. Atsipalaiduokite, apie nieką negalvokite, galite pasidaryti savo puodelį kavos. Kviečiu paspausti patiktuką, kviečiu paspausti prenumeruoti, tai jums nieko nekainuoja, o man tai didžiulė paskata. Na ir bėga pas kažką tai pelytės, kurios, truputėlį, jos išlaidos tai gali reikšti kažkam, laukia gal kažkokie tai pirkiniai, o gal reikėtų būti atsargesniems, galimai kažkam tai reiškia, kad bus tokių įvykių, situacijų, kai iš jūs kažką tai pavogs, galite galbūt pamesti, o kažkam tai reiškia ir darbas komandoje, toks grupinis darbas. Gerai, pasižiūrim, kokiosgi energijos, lauks jūsų, mano mielosios, 7 dienų bėgyje. Primenu, kad šios energijos pasijungia būtent tada, kada jūs ir pradedate žiūrėti. Išdėlioju kortas iš karto, kad jūs matytumėte. Taip. Ir paskui pakomentuosiu. Nesimato, bet būtinai jums parodysiu, kokiosgi kortos iškrito. Truputėlį čia į viršų pakelsiu. Taip. Taigi pagrindinė savaitės energija, kažkam, kam yra aktualus vaikų klausimas, tai vaikai bus centre, norės jūsų dėmesio, reikalaus jūsų dėmesio, fokuso į juos. Jeigu neturite vaikų arba, sakykime, nebus toks ir aktualus vaikų klausimas, tai yra apie naujoves, nežinau, kažkas galbūt pradės naujus mokslus, nauji hobiai, nauji žmonės, galbūt darbuose naujovės kažkokios, o gal jūs pradedate kažką tai naujai daryti, ne taip kaip visada, naujovės, nauji vėjai, bet tai yra pradžia, tai yra tik, galbūt dabar, tai nėra tai, kad jau įsisenėjo, įaugo, tai pati pradžia. Jeigu tai yra jūsų kažkokia, pradedate veiklą, pavyzdžiui, savo kažkokią tai veiklą, tai vėlgi tai yra jūsų iniciatyvos tik tais pradžia, tik sėklytė pasėta ir tokie maži tik rezultatai gali matytis. Beje, kalbant apie savo veiklą, tai tikrai gali būti aktualu, nes pas mus čia ir laputė iškrito, tai reiškia, kad toks verslumas, entreprenystė, tai toks noras tikrai gali būti kažkam tai aktualus, noras galbūt išbandyti save naujoj rolėje, naujoj pozicijai. Kažkas iš žiūrinčių mane galbūt gavo naują poziciją, paaukštinimą, nuo naujųjų metų, ir tai yra pati ta pradžia ir jūs bandote save šitoj roliai. Taip pat tai gali būti, kaip minėjau, kažkokie tai pokalbiai, tai gali būti susiję ir su jūsų vaikais, arba ten vyresnysis sūnus, arba su jūsų antraja puse, draugė, kolega, bet žmogumi, kurį jūs jau ganėtinai senai pažįstate, žmogus, kuris jums yra simpatiškas. Tai gali būti tokie nauji pokalbiai, galbūt jie ir nebus trumpi, bet tie pokalbiai, kurie, galbūt privers jūs
susimąstyti. Ir komunikacijų korto, ne, kitą savaitę pas mus labai daug iškrito. Ir čia apie komunikacijos, ne, paukščiai, ir čia apie komunikaciją, analitinius dalykus, tai tikrai gali tekti ir daug pabendrauti. Tai gali būti ir šeimoje, ir darbuose, kur mes turime susėsti abudu ir kažką tai aptarti, kažką tai išsiaiškinti tam, kad judėtumėme toliau. Taip pat labai daug iškrito tokių, vat, žinot, personažų, reiškia, labai daug bus interakcijos su trečiaisiais asmenimis. Nebūsite taip, kad sėdėsite viena kažkaip su savo darbais darbelis, ne, jūs būsite apsupta kitų žmonių. Ir vėlgi, tai rodo ir šitą kortą, ne, šuo, tai kaip minėjau, tas draugas arba pažįstamas, arba jūsų sūnus, taip pat ir lapė, tai gali būti ir verslo partneris, ir kolega, ir kažkoks tai, na, antroji pusė galiausiai galėtų būti, ne, arba jūsų draugė. Jūs komunikuosit, bendrausite, ne, vat ir tarp šitų kortų vyksta bendravimas. Bendravimas gali būti toks, žinot, kažkam ir toks emocionalus. Bendravimas apie tas temas, kurios, na, tikrai liečia jūsų širdį ir gali būti daug emocionalumo. Emocionalumo dar, vat, vėlgi dvigubos kortos, ne? Ir širdelė rodo apie emocijas, ir taip pat mėnulio korta iškrito, tai tikrai, vat, tas ir kažkoks tai gali būti ir tam tikras liūdesys, ir kažkokie tai, žinot, tokie, vat, hormonai, ne? Ir čia, vat, kaip mėnulis, ne, šiandien lygtais viskas gerai, rytoj atrodo, kad viskas byra, gyvenimas baigėsi. Tada vėl praeina porą dienų ir vėl lygtais gerai. Tai va, tokie gali būti, na, emocinės tokios supinės kai kam tai gali būti vis dėlto kažkas, kas susijęs su motinystė, ne, motinystės klausimai, ir vėlgi, kaip minėjau, tas ryšys su vaikais ir vaikų poreikis, na, pritraukimas jūsų dėmesio, gali taip susižaisti, o kažkam tai bus, žinot, čia va toks vat kažkokie tai ciklai, ne, pasikartojimas. Vėl atėjo, ne, tą savaitę, tos dienos, kai man reikia, pavyzdžiui, kažką tai sumokėti, kažkur tai nuvažiuoti, kažką tai padaryti, nes aš tai cikliškai darau, aš pastoviai tai darau. Tai va, tokia ganėtinai savaitė, sakyčiau, ne, ji nebloga, bet bus daug kalbų, daug kažkokių tai emocijų, daug veidų, personažų, su kuriais komunikuosite, su kuriais palaikysite tą vat, ryšį, emociją, bet bendrai viskas kortos, nepaisant to, yra ganėtinai tokios pozityvios. Čia galima sakyti, būkite budri, atsargi, šalia jūsų gali būti žmogus, na, kuris turi, sakykime, savo motyvus ir gali kažką tai ne iki galo jums pasakyti, ne iki galo kažkaip taip apšviesti. Ir dėl to, aišku, jums reikės, na, tikrai jūsų intuicija nepaves ir tikrai žinosite, kad reikia kažką tai, na, tiesiog nujausite tai ir išsiaiškinsite. Čia, kaip minėjau, tikrai galite vadovautis tą vat, vidinę intuiciją. Na, vat, tokia savaitė laukia visų mūsų sekančias 7 dienas. Ačiū, kad buvote su manim, dėkoju už jūsų patiktukus ir primenu, kad jeigu norite prizų, tai kviečiu jūs pas save pasekti mane Instagrame, mano Instagrame, Mystic Mama Astrology. Ir kiekviena, kuri paseks mane, taps mano nauja sekėja, gauna dovanų mini dėlionę, atsakymą į vieną jūsų klausimą. Tad tikrai labai labai visų lauksiu ir iki kitų susitikimų. Ate.